Savaitgalį sniegas užklojo Europą, pirmadienį stichija apsilankė ir Lietuvoje. Per didžiausią mūsų kraštuose automobilių susidūrimą sudaužyta 10 mašinų, sužeistas 1 žmogus. Kiek sužeistų? Viena aišku, kad jeigu ne kai kurių vairuotojų nepasirinktas saugus greitis, tų mašinų čia galėjo būti ir mažiau. Šitoje mėsmalėje dalyvavot? Jo. Kuris esat? Va, mano ta mašina, mažiausiai nukentėjo. Pala, kuris dabar? Peugeot ar kuris? Nissanas. Nissanas? Jo. Nu ir kai viskas buvo? Nu, kai važiavau viską, prieki fūrą iššoką, pamačiau ir viskas, ir pradėjau stabdyti. Nu? Ir stabdžiau ir viskas, ir kažkaip tai šono pradėjau iš galo, pamačiau mašiną važiavo ir viskas. Iš galo viskas ir daugiau nieko. Į vieną pusę, į kitą pusę šiek tiek, mane pamėtė ir viskas. Ir va tėva, ir visas mašinas. Į jau susidūrusią pirmąją krūvą atskrieja automobilis BMW ir atšokęs nuo vilkiko galo partrenkė išlipusi pirmojo vilkiko vairuotoją, kuriam per avariją lūžo koja, stipriai sužalota galva. Aš iš paskos važiavau, spėjau dar sustoti. O tas nespėjo anam kelių uždarė, aš dar paėmiau dešiniau. Stovėjai 2 mašinas anam tarpį, parvedrint sudėjai ir... Ir jį sumėdė tuo metu? Nu, sabdžia net laiks, lėdį buvim tu tarp, linda tarp mašinų ir... Tuos jau stovėjai, dar vienas stovėjai, nebuvo kur dinkans parvedrį ir varė. Ne, kad davė į galą ir vairuotojai sužeit, koi nulaužė. A, tai jau stovinti, jau kada vilkiko... Užlėp laukiu, tas davė galą. Žiūrėkite, va tas BMW, va šitas. O tas, į galą trenkės ir kad atmetė ir sužeit. Ir į antrąją susidūrusių automobilių krūvą trenkėsi atskrėjęs Ford Mondeo ir atsidūrė griovyje. Nes mes visi 3 stovėjom, fūra stovėjo, transporteris ir aš, su to Honda. Nu, tas parėjo čia davė. Man tai nestibė čia šonė biškai. O kas tarp jūsų tarpo bandelistų? Nu va, transporteris ir įvarė. Nes jis stovėjo čia biškai toliau. Supratau, o Mondeo? Mondeo parskrido. Po to jau? Nu, bet čia jau priekį jau buvo avarija, žodžiu. Šalga pamačiau jau artėjant, sukim į griovę, kur nors. Nėra šaltas. Šioje vietoje prieš 4 metus, balandžio 22 dieną, dėl slidaus kelio ir rūko susidūrė 14 automobilių. Tąkart buvo sužeisti 3 žmonės. Nuo dėl šios masinės avarijos buvo uždarytas eismas magistrale važiuojantiems link Klaipėdos. Transporto srautus bandyta nukreipti per Gargždus, tačiau vilkikai labai greitai užkimšo vienintelį užvažiavimą ant vadinamojo Vėžaičių viaduko, nes jie tiesiog nesugebėjo įvažiuoti į kalną. Ir nereikia pykti ant kelininkų, nes sniego stichija yra tiesiog nevaldoma.